Per paskutinius 2 metus po Boriso Nemcovo žmogžudystės, kuri atrodo užsakovams nieko nekainavo, masinės represijos Čečėnijoje tapo bloga tradicija. Paskutinių pogromų Čečėnijoje aukos asmenys įtariami homoseksualumu. Apie tai parašiusi Novaja Gazeta žurnalistė teigia sulaukusi grasinimų, nes teigdama, kad tarp čečėnų yra gėjų, ji esą įžeidė visą tautą. Dar daugiau, Novaja Gazetai buvo pažadėtas Charlie Hebdo likimas. Užsipulta žurnalistė sako, kad tai pati didžiausia reakcija, kurios Novaja Gazeta sulaukė po straipsnio apie Čečėniją, publikuojamo nuo 1994. Vis dėlto greičiausiai tai ne dėl gėjų, o dėl Kremliui ištikimos ir su jo žinia veikiančios Kadyrovo klikos represijų prieš čečėnų tautą, nebaudžiamų ir vis žiaurėjančių per pastaruosius 2 metus. Kadyrovo statytiniai savivaliauja su Rusijos saugumo tarnybų žinia. Kremlius tai leidžia daryti, kad tik Respublikoje nekiltų antimaskvietiškas sukilimas. Bet būtent jis ir gali prasidėti čečėnams nebeapsikenčiant kriminalinės Kadyrovo klikos. Kai balandžio 1-ąją pasirodė laikraščio Novaja Gazeta straipsnis "Nužudymas dėl garbės", paantraštė "Kaip LGBT aktyvistų ambicijos Čečėnijoje pabudina baisų senovinį paprotį", paprotys prieš įtarimus homoseksualizmu anot liudininkų jau buvo pabudęs daugiau nei mėnesį. Vasario pabaigoje Čečėnijos teisėsaugai sulaikius nuo Rusijoje populiaraus narkotiko Lyrika apsvaigusį vyrą, jo telefone buvo rasta gėjų pornografijos ir 10 homoseksualų kontaktų. Apie tai iš karto pranešta vienam artimiausių Kadyrovo žmonių, Čečėnijos parlamento pirmininkui Magometui Daudovui, karinių slapyvardžių Lordas, antrajame Čečėnijos kare kovojusiam prieš Rusijos kariuomenę, bet vėliau amnestuotam ir tapusiam ištikimu Kadyrovui ir Putinui vieningosios Rusijos nariu. Būtent šis žmogus anot Novaja Gazeta buvo vienas iš Čečėnijos valymų nuo gėjų iniciatorių. Jam pavaldus pareigūnai suiminėjo įtarimus homoseksualus ir kankino jos slaptuose sulaikymo centruose, kuriuose laikomi ir vartojantys narkotikus ar įtariami islamistai. Tačiau tai buvo pirmoji banga, kurią Novaja Gazeta tvirtinimu sustiprino kovo pradžioje. 4 Šiaurės Kaukazo federalinės apskrities miesto administracijoms išsiuntinėtas Maskvoje veikiančios organizacijos gayrussia.ru laiškas, siūlantis Kaukazo miestuose organizuoti homoseksualų eitynes, kuriuose dalyvautų apie 300 žmonių. Siūlymą inicijavo gėjų teisų aktyvistas maskvietis Nikolajus Aleksejevas. Novaja Gazeta teigimu, jokių eitynių organizuoti jis nei nesitikėjo. Žinojo, kad iš konservatyvaus Šiaurės Kaukazo gaus griežtą tokios iniciatyvos atsisakymą. Bet būtent kuo daugiau atsisakymų jam reikėjo, rengiant skundus Europos žmogaus teisų teismui, kuris vėliau tokiu pagrindu įpareigojo Rusiją sumokėti Aleksejevui didžiulės piniginės kompensacijas. LGBT eitynių Kaukaze iniciatorius, niekada ten nebuvęs ir gyvenantis Maskvoje, negalėjo paaiškinti, kas iš vietinių būtų dalyvavęs tokiuose renginiuose, jei Čečėnijoje užtenka apkaltinti homoseksualią lytinę orientaciją, kad kiltų grėsmė gyvybei, visų pirma iš giminių, besistengiančių nuplauti gėdą nuo šeimos. Šią savaitę Aleksejevas padavė Novaja Gazetą į teismą už teiginius, kad būtent jo iniciatyva sukėlė masinį gėjų persekiojimą. Tačiau net jei tai nebuvo pasekmė, laikas iš tiesų sutapo. Po Aleksejevo laiško kovą prasidėjo žymiai didesnė antroji Čečėnijos valymo nuo gėjų banga. Novaja Gazeta teigimu, tarp sulaikytojų, kankintojų ir užmuštų buvo nemažai atsitiktinių aukų. Sulaikytojų telefonai buvo paliekami specialiai įjungti ir visi skambinami vyrai patekdavo į tą patį juodąjį sąrašą. Kai kuriuos gelbėjo artimieji, skubiai pardavė turtą, net butus, kad galėtų sumokėti kyšius, tačiau išgelbėti pavyko ne visus, kol kas žinoma apie 3 žuvusius vyrus. Jų mirtį patvirtino laikraščio šaltiniai, iš Čečėnijos pabėgę homoseksualai bei šaltiniai Respublikos teisėtvarkoje. Rusijos generalinis prokuroras šios savaitės pradžioje pradėjo oficialų tyrimą, tačiau žmogaus teisų ombudsmenė teigia, kad jokių skundų dėl dingusių ar nužudytų iš Čečėnijos nėra sulaukusi ir atrodo nesulauks. Šią savaitę Rusijos prezidentas Maskvoje sulaukęs Kadyrovo iš jo išgirsta absoliutų paneigimą apie kokius nors Čečėnijoje vykstančius neramumus. Ir nors Maskvos homoseksualų teisų gynimo organizacijos sako dabar per dieną sulaukiančios po kelis prašymus padėti pabėgti ar priglausti iš Čečėnijos bėgančius homoseksualus, Kadyrovo atstovas spaudai teigia, kad Čečėnijoje tokių dalykų būti negali, nes homoseksualų čia tiesiog nėra. Straipsnį parašiusi žurnalistė Elena Milašina dabar slepiasi pati, teigia kuriam laiku išvyksianti iš Rusijos, sako, kad grasinimų susidoroti dabar sulaukianti ne tik ji, bet ir visas Novaja Gazeta laikraštis apie Rusijos
o paskui jau ją ištikimos Čečėnijos valdžios nebaudžiamumą Čečėnijoje rašantis nuo 94-ųjų, pirmojo Čečėnijos karo. 2006-aisiais namų laiptinėje buvo nušauta ir viena žymiausia apie Rusijos kariuomenės žiaurumus Čečėnijoje rašiusių Novają gazetę žurnalisčių Ana Politkovskaja.